Slava Ukraini! Šiandien sveikiname su jumis iš Saulės miesto. Jau greitai minėsime 4-asias atviro Rusijos karo Ukrainoje metinės. Remiantis statistiką, 2022-aisiais į Lietuvą atvyko tarp 62–72 tūkstančių ukrainiečių karo pabėgėlių. Maždaug 40% vaikai ir jaunimas iki 18 metų. Mūsų pašnekovė moksleivė Katė, viena iš jų. Tačiau šiandien su ją kalbamės ne tik apie karą, bet ir apie tapsmą naujų žmogumi. Ką reiškia tapti pabėgėliu paauglystėje? Kokie jausmai aplanko, kai supranti, kad nebegali atsakyti į klausimą, kur tavo namai ir kas padeda mums juos sukurti iš naujo. Už pagalbą, kuriant šį epizodą, dėkojame kolegoms iš Tolerantiško jaunimo asociacijos Šiaulių skyriaus. Ačiū labai, kad pakvietėt dalyvauti jūsų podcaste ir kalbant apie tai, kaip mano akise Ukraina atrodė prieš beveik 4 metus, tai sakyčiau, čia nuostabi šalis buvo, viskas buvo labai faina, labai daug draugų turėjau, kiekvieną vasarą praleisdavau savo kaime ir iš tikrųjų man labai patikdavo Ukrainai, bet vis tiek buvo tas noras kažkur nuvažiuoti, pamatyti pasaulį, nes vis tiek pirmus 12 metų aš pragyvenau Ukrainai ir tik vieną kartą buvau užsienį. Tai kažkaip tas noras pamatyti Europą man vis labiau ir labiau toksai buvo. Ir iš tikrųjų, kai ta atsirado galimybė važiuoti į Lietuvą, aš labai apsidžiaugiau, bet iš kitos pusės buvo labai liūdna, kad reikėjo palikti Ukrainą, nes vis tiek mano namai, aš ten pragyvenau 12 metų, ten buvo mano pirma mokykla, mano darželis, mano antra mokykla, visi mano draugai, pažįstami, visa mano šeima. Tai kažkaip palikti iš tikrųjų buvo liūdna, bet aš manau, kad aš buvau dar tokiu labiau vaiku, netokia suaugus, tai dėl to aš nepilnai tada supratau, ką reiškia palikti savo namus. Gal šiek tiek galėtum papasakoti, iš kurios Ukrainos dalies tu esi kilus? Aš esu iš Kijevo, bet aš turiu giminę ir vakarų Ukrainoje, tai mano seneliai gyvena kaime, tai vėlgi sakau, visą vaikystę beveik aš buvau kaime, tai iš tikrųjų nuostabi vieta. Žiauriai daug fainų įvykių ten buvo, tai iš tikrųjų ir dabar, kai aš galvoju apie Ukrainą, aš visą laiką pačiu pirmu pagalvoju apie savo kaimą. Toliau esu iš Kijevo, ėjau ten į darželį, į mokyklą pradinę, į pagrindinę ugdymo mokyklą. Tai tiesą sakant, ten ir atsirado visi mano draugai, bet iš tikrųjų dabar nelabai su jais kalbu, nepalaikom ryšio, nes aš išvažiavau. Aš žiauriai pasikeičiau ir dėl to, kad jie ne visai mane supranta, tai jie patys savo susirado naujų draugų ir dėl to labai sunku dabar palaikyti tą ryšį. Tu turi omeny savo vaikystės draugus? Taip. Gal galėtum šiek tiek papasakoti apie, ką tu prisimeni iš 22, vasario mėnesio, kaip viskas prasidėjo? Gerai, čia jau toks įdomesnis klausimas, nes aš atsimenu, kad viskas prasidėjo maždaug vasario 10, kai pradėjo skleisti žinias apie tai, kad gali būti karas, kad galimai kažkas atsitiks. Ir aš tiesiog atsimenu, kad su draugiam visą laiką apie tai kalbėjau. Tiesiog visą laiką pradėjom žiūrėti žinias, klausytis visokių politikų, ką jie sako, kaip jie mato šitą situaciją. Ir vienu momentu tiesiog kilo toksai noras surinkti, taip sakant, tą 72 valandų krepšį, tai tiesiog turėjau vieną tokį rankinuką, kuriam turėjau visus savo dokumentus, kažkokius atsarginius rūbus, nes vis tiek tu nežinai, kas bus rytoj ir norisi kažkaip labiau pasiruošti. Tada atsimenu, kad kai vieną kartą per žinias pasakė, kad kažkokie politikai ten mano, kad greičiausiai karas prasidės vasario 20 maždaug,
Tai atsimenu, mes visi labai verkiam, nes tiesiog tas jausmas, kai tu supranti, kad tuoj kažkas bus ir tu nežinai, kaip toliau tęsis tavo gyvenimas, bet tu vis tiek supranti, kad kažkas tikrai pasikeis, tai tu negali sulaikyti tų emocijų ir tu tiesiog pradedi verkti ir galvoti, gerai, kas bus toliau, koks bus mano sekantis žingsnis. Tai vėliau viskas atsitiko taip, kad vasario 24 tiesiog atsikėliau su gera nuotaika, bet kažkas buvo ne taip, nes atsikėliau 4 ryto. Ir tiesiog jau pamačiau, kad tėvai, seneliai žiūri žinias ir supratau, kas vyksta. Tai realiai pirmas mano klausimas, kurį aš savo uždaviau, buvo, ką man toliau daryti, ką man veikti, mano šaly karas ir kur mes važiuojam, kaip save apsaugot. Tai mes priėmėm sprendimą važiuoti kaip tik į vakarų Ukrainą, į kaimą, tai mes sudėjom visus daiktus, paskambinom tėvui, kuris tuo laiku buvo Ispanijai dėl darbo. Ir tiesiog jis sakė, taip, važiuokit į kaimą su visa šeima. Tai mes taip ir padarėm. Tai mes išvažiavom iš Kijevo 12 valandą ir atvažiavom į kaimą, kuris buvo už 200 kilometrų per 12 valandų. Tai buvo nuostabu. Tai buvo labai žiauru, nes kai tu važiuoji 12 valandų į kaimą, kuri prastai važiuoji 3 valandas, tai tikrai jausmas, kad kažkas ne taip. Atsimenu, porą kartų girdėjom, kaip šaudė, tai labai baisu tada pasidarė, nes tu supranti, kad vakar viskas buvo gerai ir šiandien viskas staiga pasikeitė. Ir tiesiog supranti, kad toks pavojus tavo gyvenimui dabar ir tu tiesiog gali, bet kuriuo momentu viskas gali pasibaigti. Gal galėtum papasakoti šiek tiek apie pirmasias dienas kaime, kaip viskas klostosi, ką prisimeni iš to laiko? Tai mes tuo laiku kaime buvom 6, tai aš su mama, mano teta su savo dukra ir mūsų seneliai. Tai pačios pirmas dienas buvo gan ramios, bet vis tiek tas jausmas, kai tu negali normaliai miegoti ir tu atsikeli kokią 7 ir iškart įjungi žinias ir išjungi jas tik tais tada, kai eini miegoti. Tai realiai visas tas porą dienų mes žiūrėjom žinias ir labai buvo keistas jausmas, nes labai šalta buvo, pradėjo labai stipriai snigti tom dienom ir iškart taip visa nuotaika pasikeitė. Gal galėtum šiek tiek užsiminti, kaip tavo šeima kada tavo šeima nusprendė, kad metas palikti Ukrainą ir kaip Lietuva tapo tuo destination? Gerai, tai Lietuva tapo mūsų tokiu destination dėl to, nes mano tėvas dirbo čia Lietuvoje ir mano dėdė irgi čia dirbo Lietuvoje. Tai jie abudu kaip tik buvo Ispanijoje tuo laiku. Tas labai mums padėjo juos apsaugot. Tai mes su jais kalbėjom būtinai kiekvieną dieną, kaip jiems sekės, kaip mums sekės ir vienu momentu mes priėmėm sprendimą, kad reikia važiuoti čia, nes čia tikrai bus mums saugiau ir mes tada galėsim būti visi kartu. Tai kaip tik per mano gimtadienį, kovo 3, vakare mes taip pakalbėjom ir supratom, kad jau situacija tokia buvo ant ribos ir priėmėm sprendimą, kad reikia kuo greičiau važiuoti. Tai kovo 5 mes labai anksti atsikėlėm, susirašėm visus savo daiktus ir po komendanto valandos mes išvažiavom link pasienio. Tai važiavom porą valandų ir paskui prie sienos mes prastovėjom 9 valandas. Dėl to, nes žiauriai daug žmonių buvo, visi labai norėjo išvažiuoti, kad būtų saugiau. Ir aš atsimenu vieną tokį labai jautrų momentą, kai prie pasienio stovėjo žmonės, kurie turėjo pas save labai daug katinukų, šuniukų ir jie tiesiog prašydavo žmonių, kad padėtų pervežti už pasienio, kad juos paskui apsaugot. Tai mes važiavom su mūsų katinu, bet pasiėmėm dar kitą katiną, nes vis tiek norisi padėti, nes tu supranti, kad kai žmonėm reikia pagalbos ir kai tokia situacija atsitinka, tu bandai viską padaryti tam, kad ne tik save apsaugot, bet ir kitą, nes tu turi galimybę tą padaryti. Tas nutiko tiems augintiniams? Mūsų katė taip ir gyveno pas mus, o tą kitą mes atidavėm kitai moterytei už pasienio, tai žinau, kad kažkur Lenkijoje yra kaip shelter ir jie ten gyvena tiesiog. Gerai žinoti. Noriu paklausti, kadangi tavo tėtis, kaip minėjai, dirbo Ispanijoje, ar nebuvo idėjas tiesiog keliauti kuo toliau? Ne, jis dirbo Lietuvoje, tai mes nusprendėm, kad mes čia būsim, bet iš tikrųjų buvo toksai planas važiuoti į Vokietiją, bet kai mes čia atvažiavome į Lietuvą, tai mums suteikė
tiek daug paramos, tiek daug pagalbos mum davė visą namą ir mes visą šeimą galėjom ten laisvai savo gyventi. Tai mes pagalvom, kad jeigu mum tiek daug čia padarė, tai būtų kažkaip ne visai gerai atsisakyti tos pagalbos, kai toks momentas, kai tu nežinai, kas bus rytoj ir kai jau tau duoda galimybę kažkaip čia išgyventi, tai reikėtų kažkaip apie tai pagalvoti. Dėl to mes ir pasilikom Lietuvoje. Gal galėtum papasakoti, kaip atrodė ta situacija, kai jūs atvykote į Lietuvą? Ką prisimeni iš to laiko? Aš prisimenu, aš tik atvažiavusi į Lietuvą, aš važiavau iš karto į Aukštelkę, nes ten buvo tas namas. Aš atsimenu, visų pirma, aš paskambinau savo draugiai ir aš jai sakau, aš jau Europoje esu. Aš atsimenu, jinai žiauriai apsidžiaugė, bet jautės, kad jai liūdna, nes vis tiek mes taip ilgai bendravom. Tai paskui mes atvažiavom kažkaip, išsikraustėm tos daiktus ir pirmą kartą važiavom į Šiaulius. Ir tai, kad aš jau labai daug kartų prieš tai girdėjau apie Šiaulius ir man buvo labai įdomu iš tikrųjų pamatyti, kaip atrodo šitas miestas. Bet kai mes atvažiavom, jis man pasirodė toks labai labai mažas ir toks liūdnas. Bet realiai pragyvenus čia beveik 4 metus aš suprantu, kad Šiauliai yra labai fainas miestas ir man čia labai patinka. Kadangi jau užsiminiai, ką prieš atvykdama į Lietuvą tu žinojai apie ją? Gerai, aš žinojau, kad lietuvių kalba yra vienas sudėtingiausių pasaulyje, bet tai, kad aš prieš tai mokinaus kinų kalbos, tai aš pagalvoju, turbūt, kad man lietuvių kalba bus netokia jau ir sudėtinga. Iš tikrųjų, porą kartų man buvo toksai noras pabandyti išmokti lietuvių kalbą vienai pačiai, bet kažkaip vis neturėjau laiko, bet dabar tokia galimybė buvo, tai teko išmokti. Kaip tik norėjau paklausti, kaip tau sekėsi atvykus į Lietuvą adaptuotis prie naujos vietos, naujos mokyklos? Gal galėtum šiek tiek papasakoti apie pirmasis, savaitės Šiauliuose ir apskritai, kada nusprendė jau grįžti į mokslus? Jo, manau, tas klausimas yra labai labai svarbus, nes mums, taip sakant, Ukrainoje mokslai pasibaigė vasario 24 ir iš tikrųjų iki kovo pabaigos mums absoliučiai nieko net mokytojai nerašė, tai realiai jokio ryšio nebuvo. Bet aš atvykau į Lietuvą kovo 7 anksti ryte ir pirmas porą dienų, aš atsimenu, mes tiesiog su mano pusseserė tiesiog bendravom, kalbėjom, tai realiai poilsis toksai buvo, bet nuo kovo 12 aš jau pradėjau eiti į mokyklą, nes vis tiek mūsų tėvai pagalvojo, kad būtų labai faina kažkaip pradėti bendrauti su žmonėm, turėti kažkokio palaikymo, surasti savo draugų. Tai iš tikrųjų praėjo 4 dienos nuo atvykimo ir aš pradėjau eiti į Aukštelkės mokyklą. Tai ten aš nuo pat pirmos dienos susiradau žiauriai daug naujų draugų. Labai faina buvo su jais bendrauti. Bendravom pradžio angliškai. Pradėjom žaisti visokius įdomius žaidimus, kaip pavyzdžiui, tam, kad aš galėčiau išmokti lietuvių kalbą, mes žaidėm tokį žaidimą, kur jie rašė žodį ant lapelio ir aš turėjau atspėti, kas tas. Taip pat tie mano draugai tada turėjo rusų kalbos pamokas, tai aš jiem padėdavau kažkaip su rusų truputėlį. Tai irgi ta tokia integracija ir manau, tas buvo labai labai svarbu man, nes vis tiek čia buvo mano toksai pirmas ryšys su lietuviais ir manau, kad tas man labai padėjo. Gal gali papasakoti šiek tiek, kaip tau sekėsi, kaip pradėjai kurti tą ryšį su lietuvių kalba? Turiu mane, mes Lietuvoje dažnai irgi diskutuojame, kad lietuvių kalba yra vienas iš kelių užmegzti ryšį su Lietuva, bet daugelį žmonių iš tikrųjų sekėsi labai sunkiai, kadangi tu iš tikrųjų kalbi tokia labai švari lietuvių kalba ir kaip ir minėjai iš tikrųjų, kad jau turėjai patirties su kinų kalba, tai tau galbūt iš tikrųjų buvo netoks didelis iššūkis pradėti mokytis naujos kalbos visiškai. Gal galėtum papasakoti tiesiog savo pačios patyrimus, kaip tu mokeisi lietuvių kalbos? Tai reiškia, pats pirmas mano ryšys su lietuvių kalba buvo lietuviški vardai. Nemeluosiu, tai buvo labai labai sudėtinga. Aš kai tik atėjau į tą Aukštelkės mokyklą, tai mes nuo pat pirmos dienos pradėjom bendrauti, kaip jau sakiau, ir jie labai norėjo man pasakyti visus savo vardus. Ir kai tie žmonės man susakė juos, aš tokia sėdėjau ir galvojau, blemba, kaip sudėtingai skamba. Bet iš tikrųjų po biškį ir išmokau mano draugų vardus.
Ir paskui, kai buvo lietuvių pamokos, tai aš stengiausi klausytis kuo daugiau, kaip mano mokytoja kalba, kaip mano klasiokai kalbėjo. Ir paskui man ir dar porai ukrainiečių, kurie irgi buvo toj mokyklai, pasiūlė daryti pamokas. Tai reiškia, mes ateidavom į vieną tokį, taip sakant, klubą, kur mes tiesiog susėsdavom prie stalo ir mokytoja duodavo mums lapus su visokiais paprastais žodžiais, kaip pavyzdžiui namas, aš, saulė. Ir tiesiog po biškį, tai turėjom įsitraukti kažkaip pradžių žodžiai, tada klausimai, tada trumpi tekstukai tokie buvo, kur tiesiog turi perskaityti, sužinoti tą žodį kažkaip. Ir sakau, turėjau dar labai gerą kuratorių tada, jis man irgi labai padedavo kažkokius ten žodžius išmokti arba kažką tokio. Tai realiai per tas pamokas klausiaus, kaip kalba mano klasiokai ir draugai, tai taip ir išmokau. Nes vėliau per vasarą aš ėjau į lietuvių kalbos kursus, kur mes turėjom labai daug gramatikos. Ir tas, sakyčiau, buvo labai didelis iššūkis ne tik man, bet ir kitiem. Nes man, kai labai jaunam žmogui, labai lengva buvo tą suprasti, bet pavyzdžiui, mano tėvų amžiaus žmonėm tai buvo labai sudėtinga, nes tu tik atvažiuoji, tau dar toks stresas ir tau iškart duoda tą gramatiką, tai buvo iš tikrųjų labai sudėtinga. Tai man labai padėjo tai, kad man iš pradžių mokyklai taip lengvus žodžius duodavo. Dėl to aš taip greitai ir išmokau. Mūsų draugas Dovydas minėjo, kad tu labai gabi moksleivė ir atvykus į Lietuvą kažkaip labai greit peršokai porą klasių į priekį. Gal galėtum papasakoti apie tai? Taip, tai yra iš tikrųjų tiesa. Tai kai aš atvažiavau į Lietuvą, man suėjo 13 metų. Tai iš tikrųjų paliamžių turėčiau eiti į 6 klasę, bet Ukrainoje aš buvau 7-okė ir nusprendė, kad nereikėtų ten keisti kažko, tai vėl nuėjau į 7 klasę. Ir mano klasiokai jau buvo metais vyresni už mane, bet iš tikrųjų man kažkaip nebuvo jokio skirtumo ir aš lengvai galėjau su jais bendrauti. Vienintelis sunkumas tai anglų kalba buvo, nes vis tiek tada aš kalbėjau ne taip tobulai kaip dabar. Ir paskui aš turėjau eiti į 8 klasę, bet porą savaičių pabuvau tenais ir tiesiog buvo jausmas, kad aš viską suprantu, kad viskas man yra per daug lengva. Tai turėjau labai gerą ryšį. Aukštelkijos progimnazijos direktorius kažkada buvo Didždvario gimnazijos direktorium ir jis man pasiūlė pakalbėti su Didždvario gimnazijos direktorium, kad aš galėčiau čia pabūti porą savaičių ir išbandyti save 9 klasėje, nes galbūt tai man padėtų ir tai duotų man daugiau edukacijas, nei galėtų duoti Aukštelkijos progimnazija. Tai taip ir atsitiko, aš prabuvau čia 2 savaitės ir iš tikrųjų man labai čia patiko, nes aš tiesiog pajutau, kad čia yra mano lygis, kad taip tikrai bus man geriau. Ir šiaip iš tikrųjų tas dalykas pabandyti save Didždvario gimnazijoje ir buvo mano motyvacija mokintis lietuvių kalbos per vasarą. Ir kai čia aš jau supratau, kad man viskas labai gerai tinka, tai pradėjo jau daryti visus savo darbus, tvarkyti dokumentus ir jau lapkričio mėnesį aš buvau pilnai priskirta Didždvario gimnazijai. Ir taip ir atsitiko, kad mano klasiokai 9 klasėje buvo 2 metais vyresni už mane, jiem buvo po 15, o man buvo 13. Tai visą laiką pasakau savo draugam, kad man 16 ir aš jau 12-okė. Jie taip mane žiūri ir sako, kaip tu taip gali, kodėl taip yra. Keliaujant toliau, per tavo patirtį norėjau paklausti, gal tu galėtum savai žodžiai šiek tiek papasakoti, įsivaizduok jauną žmogų, savo bendramžį, ką reiškia būti, arba apskritai žmonės, nes mes kažkaip, man rodos, irgi dažnai apie karo pabėgėlių patirtis daugiau kalbame per skaičius galbūt. Ir per mažai tiesiog skirime laiko įsigilinti į konkrečias istorijas, nebent tai yra kažkas labai tragiško arba priešingai labai sėkmingo, kaip galbūt galima pasakyti apie tavo atvykimą ir kelio pradžią Lietuvos mokykloje. Man buvo įdomu tiesiog, ką tu galėtum iš savo patirties šiek tiek papasakoti, ką reiškia būti jaunu žmogumi, paaugliu ir tapti karo pabėgėliu Lietuvoje. Aš sakyčiau, kad tas dalykas kartais jis yra labai geras, nes jis gali duoti galimybių, bet kartais tai gali būti labai blogai, nes pavyzdžiui, tu gali tapti įsikėjai kaip aš
ir TCK yra Third Culture Kid. Tai pavyzdžiui, aš išaugau Ukrainoje, tai aš pažįstu Ukrainos visokias tradicijas, žinau labai daug apie kultūrą. Realiai mano tas vaikas manys suformavo Ukrainoje. Tai sakyčiau, aš turiu tokį labai labai stiprų ryšį su Ukraina, dėl to kartais labai norisi ten vėl atvykti, bet dabar aš gyvenu čia ir iš tikrųjų tas žmogus, kurį jūs dabar matot prieš save, ir aš formavau čia, aš čia išmokau visas tradicijas ir kultūrą iš naujo, čia visi mano draugai gyvena čia. Aš turiu tik tais vieną draugę, kuri yra irgi ukrainietė, bet jinai gyvena Šveicarijoje. Ir vat kaip tik mes su ją palaikėm ryšį, nes tik jinai mane supranta, kaip tai yra išvažiuoti iš savo šalies ir daugiau būti kažkur kitur. Tai sakyčiau, kad tikriausiai daugumai žmonių, kurie palaiko ryšį su savo ukrainiečiais draugais, tai yra normalu ir jie nelabai pasikeitė, bet pavyzdžiui, kaip aš tiesiog pradėjau bendrauti su lietuviais labiau, nes man tas buvo arčiau prie širdies, tai dėl to aš labai pasikeičiau ir iš tikrųjų aš manau, kad galbūt tai ir gerai, nes vis tiek Ukrainui labai daug kas pasikeitė, nes dėl karo pradėjo vystytis naujos galimybės, bet aš prie jų neprisitaikius, nes aš ten negyvenu ir aš nežinau, kas ant kiek pasikeitė. Tai galbūt tas dalykas, kad aš jau Lietuvoje absoliučiai normaliai jaučiuosi, tai yra gerai man, nes aš galiu toliau čia gyventi ir statyti savo gyvenimą. Tu minėjai, kad kadangi turėjai stiprų ryšį su Ukrainos kultūra ir jie domėjaisi, gal gali papasakoti, galbūt atvykus į Lietuvą radai kažkokių ryšių tarp Lietuvos ir Ukrainos kultūros? Nes man rodos, karo pradžioje daug lietuvių bandė ir rašytojų rasti, ir prisimenu, ir saldainių visi ieškojo ukrainietiškas produkcijos, ir muzikos, ir filmų ieškojo. Kas galbūt Lietuvoje tau padėjo ar nesurasti ryšį su Lietuva? Galbūt radai kažkokių bendrų taškų tarp Lietuvos ir Ukrainos? Tikriausiai tai būtų istorija, nes vis tiek mes visi žinom, kad anksčiau ir Ukraina, ir Lietuva buvo SSRS ir iš tikrųjų tas kuria tokį bendrumą, sakyčiau, nes vis tiek mes suprantam, kaip lietuviam buvo sunku, lietuviai supranta, kaip ukrainiečiam buvo sunku. Ir taip pat sakyčiau, galbūt kažkada ir edukacija buvo irgi labai labai panaši ir pati struktūra buvo irgi tokia, maždaug tokia pat, bet vis tiek, sakyčiau, tas, kas labiausiai atitinka, tai naujos galimybės ir tai, kad šalis vystosi, tai dabar mes turim begalybę visokių galimybių ir tas labai man patinka Lietuvoje, nes grinai čia aš susiradau save ir Lietuva, aš sakyčiau, iš tikrųjų duoda daug labiau galimybių išbandyti save ir surasti save nei Ukraina. Tai galbūt tas irgi man labai padėjo čia būti kaip savo žmogus. Gal tu galėtum paminėti porą pavyzdžių tų galimybių? Taip, žinoma, tai sakyčiau, šešėlavimas yra labai nuostabus dalykas ir man labai patinka, kad Lietuvos vaikai gali patirti šitą dalyką. Tai 10 ir 11 klasiai aš labai domėjaus medicinos studijom ir aš iš tikrųjų nežinojau, ar tai būtų mano kelias. Tai aš nusprendžiau išbandyti save, tai aš ėjau į Šiaulių Respublikinę ligoninę keliom dienom, aš galėjau išbandyti gydytojo profesiją, tai 10 klasiai tai buvo susijęs su patologinės anatomu, tai tyriam su mikroskopu visokius audinius ir labai iš tikrųjų įdomu buvo. Bet jau tada aš supratau, kad būtent šita profesija nėra skirta man, o 11 klasiai aš ėjau vėlgi į Šiaulių Respublikinę ligoninę pas echoskopijų skyrių ir aš su dar vienu mokiniu iš kitos mokyklos turėjom galimybę pažiūrėti, kaip dirba gydytojai, kaip yra atliekamas echoskopijos, gastroskopijos ir tai iš tikrųjų irgi man padėjo apsispręsti, nes aš supratau, kad galbūt medicina nėra skirta man, nes man labai sudėtinga būtų dirbti su žmogum,
nes aš iš tikrųjų bijočiau sužaloti žmogų arba padaryti kažką ne taip, nes aš tada supratau, kokia tai yra atsakomybė. Apie kokias studijas galvoji dabar, jei ne paslaptis? Prieš pusę metų aš pradėjau galvoti apie aviaciją, bet susidariau su vienu labai sunkiu dalyku, tai yra mokesčiai. Aš pažiūrėjau kainas ir kainos yra žiauriai aukštos, tai pakalbėjau su savo šeima, su draugais. Jie supranta, kad galbūt ir tikriausiai tai būtų labai nuostabi galimybė man ir tikriausiai, kad tai iš tikrųjų galėtų būti mano kelias, bet čia vis dėlto pasiliks tokia svajonė, kurios aš negalėsiu išpildyti artimiausiu metu. Dabar aš iš tikrųjų net nežinau, apie kokias studijas galvoti, nes labai daug pasirinkimų, nes vėlgi šį vasarą savanoriavau vaikų stovykloje ir aš pradėjau suprasti, kad galbūt mano kelias yra dirbti su vaikais, nes grynai su vaikais aš jaučiu tokį ypatingą ryšį ir kažkaip norisi padėti ir vis tiek esu IB mokinė ir labai suprantu visokius learning skills ir kartais mes per pamokas kalbam apie ateitį, ypač ateities profesijas ir aš suprantu, kad galbūt darbas su vaikais yra labai geras tuo, kad dirbtinis intelektas negalės jo pakeisti ir tai būtų iš tikrųjų nuostabi galimybė, nes tas tvirtumas, tas dalykas, kad tu supranti, kad tu veiksi rytoj, būtų labai gerai. Jo, ir Lietuvoje šiaip labai trūksta specialistų, kurie dirbtų su vaikais visose srityse. Taip. Tai labai smagu girdėti, kad jaunas žmogus domisi tokia galimybė. Kaip tik norėjau paklausti, tu minėjai, kad tu jauti pati, jog tavo asmenybė iš tikrųjų susiformavo būtent Lietuvoje, kalbant apie tą žmogų, kuriuo tu dabar esi. Gal gali šiek tiek papasakoti, kada tu pajutai, kad yra kažkoks lūžis tarp Katerinos, kuri, sakykime, buvo prieš paliekant Ukrainą ir tada atvykus jau į Lietuvą? Žinoma, tai aš manau, kad tai atsitiko maždaug 10 klasės vidury, galbūt po pirmo pusmečio, nes vis tiek 9 klasėje man vis dar buvo sunku surasti ryšį su klasiokais, nes, kaip jau sakiau, jie buvo vyresni už mane ir ne visi galėjo suprasti, kaip taip yra ir ne visi galbūt norėjo su manim bendrauti, bet 10 klasėje, kai jau visi pripratę prie manęs buvo ir mokytojai jau pamatė, kad iš tikrųjų man labai gerai sekės ir viskas yra labai faina, tai tada pradėjau daugiau bendrauti su lietuviais. Ir kaip tik po 10 klasės buvau išvažiavusi į savo pirmą lietuvišką stovyklą, tai vėlgi susiradau labai daug naujų draugų ir jie man padėjo kažkaip labiau įsitraukti į veiklas ir labiau kažkaip priprasti prie to, kad aš gyvenu Lietuvoje. Ar yra kažkokių konkrečių, nežinau, įvykių arba kažkokių veiklų galbūt, ką tu darėjai, kad, pajutai ir ne, nežinau, vieną dieną pabudau ir supratau, kad jaučiuosi iš tikrųjų Lietuvoje kaip namie. Sakyčiau, galbūt aš labai daug galvojau apie tai, ar aš norėsiu grįžti į Ukrainą ir galvodama apie tai, aš tiesiog supratau, kad Ukraina yra labai pavojinga ir iš tikrųjų galbūt geriau dabar kol kas negrįžti, nes norisi saugoti save, norisi saugoti savo šeimą, savo artimus, savo draugas ir kažkaip dėl tokių minčių aš pradėjau galvoti gerai, o galbūt man ir čia bus gerai. Ir kai aš pradėjau optimistiškai žiūrėti tai, kad aš gyvenu Lietuvoje, aš radau labai daug dalykų, kurie man patinka. Tai pavyzdžiui, aš tapau šaulė praeitais metais ir jau beveik 1,5 metų esu šaulė, man labai patinka. Radau labai daug naujų draugų, su kuriais palaikom ryšį visą laiką. Ir tai irgi labai padėjo kažkaip priprasti prie naujos aplinkos. Man įdomu dar šiek tiek grįžtant prie lietuvių kalbos. Kaip tu manai, dabar, kadangi tu jau laisvai kalbi labai taisyklinga, tokia gražia, skaidria lietuvių kalba, ką lietuvių kalbos mokėjimas ar ne tau davė? Tiesiog, tarkim, be to tradicinio neatsakymo, kad aš daugiau pasitikiu savimi. Sakyčiau, galbūt tai duoda labai daug pagarbos, nes vis tiek žmonės, aplinkiniai žmonės supranta, kad jeigu tu išmokai lietuvių kalbą, reiškia, tau rūpi ir tu norėjai tai padaryti,
Tai labai daug mano draugų sako, kad labai džiaugiasi, kad aš taip gerai kalbu lietuviškai. Kartais net pagalbas gali paklausti lietuvių kalbą. Ir iš tikrųjų yra tokie žmonės, kurie pasako, vat, yra tokie ten, pavyzdžiui, rusai arba dar kažkas iš žmonių, kur iš užsienio atvažiuoja ir neišmoksta lietuvių kalbos per 30 metų. Ir aš galvoju, jo, iš tikrųjų, tai būtų nepagarba, nes tu gyveni šitoj šalyje, tai tau reikėtų išmokti kalbą ne dėl savęs, ne tam, kad tu suprastum, bet tam, kad žmonės aplink jaustus geriau, nes tai būtų pagarba ne tik savo, bet ir jiem. Kadangi lietuvių kalba yra laikomos sudėtinga, kaip tu minėjai, gal tu galėtum įvardinti tavo nuomonę, kokie yra pagrindiniai iššūkiai, tarkim, jeigu jaunas žmogus ar ne, pabėgėlis atvyksta į Lietuvą, jam mokantis lietuvių kalbos. Kas tai galėtų būti? Tai yra 100% gramatika ir kirčiavimas. Tai su gramatika viskas, manau, aišku, nes vis tiek labai daug gramatinių struktūrų, kurias reikia išmokti, ypač tos galūnės arba kažkas iš tokių aspektų, o kirčiavimas, tai aišku, kaip pavyzdžiui, čia kaip akcentas, pavyzdžiui, jeigu koks nors užsienietis, kuris iš Azijos, tarkim, kalbėtų angliškai, tai tikriausiai, kad tie, kas grinai anglų labai gerai moka, jie galbūt išgirstų tą. Tai va čia tas pats. Aš manau, kad aš dabar gerai kirčiuoju žodžius, nes vis dėlto beveik 4 metai praktikos, kuri non-stop buvo visą laiką. Ir aš tiesiog klausiaus žmonių, kaip jie kalba, ir aš pradėjau kažkaip po truputėlį suprasti, kaip teisingai kirčiuoti, kaip tart, pavyzdžiui, ten A, tokius garsus. Dėl to aš manau, kad aš taisyklingai kalbu. Bet vis tiek kartais aš pati tai žinau, aš pati tai jaučiu, kad arba neteisingai galų nepasakau, arba dar kažkas tokio. Bet nemanau, kad tai yra problema, nes visi mano draugai žino, kad aš nesu lietuvė. Ir iš tikrųjų jie manim džiaugiasi, kad aš taip gerai išmokau. Tu paminėjai vieną svarbų aspektą, tu priklausai jauniesiams šauliams, ar ne? Taip. Gal gali papasakoti, kaip sugalvojai įstoti? Gerai, tai istorija čia bus nelabai ilga. 9 klasiai pas mus pačioje pabaigoje atėjo iš Šaulių sąjungos keli atstovai ir 3 dienas mes turėjom karinius mokymus, tai visokius šaudymus, kaip suteikti medicininę pagalbą, su ugnim, su pastogiam. Ir iš tikrųjų tas man labai patiko, mane labai sudomino tokie dalykai, nes aš pagalvojau, kodėlgi ne, bet tuo laiku aš negalėjau tapti šaulė, nes iš tikrųjų neturėjau laiko tam, kad tą padaryti. Bet kai pirmą kartą apsilankiau lietuviškai stovyklai sukarintoj, ten buvo vienas vadovas, kuris tuo laiku buvo šaulys ir jis mums labiau papasakojo ir aš žinojau, kad vis dėlto tarptautiniam bakalaureatė reikės, taip sakant, tų socialinių valandų, kurie vadinasi KESU. Tai aš pagalvojau, kad galbūt Šaulių sąjunga, šaulių veiklos būtų man labai gera galimybė, nes aš galėčiau patobulinti savo įgūdžius, surasti naujų draugų, galbūt dar kažką naujo išmokti apie Lietuvą ir tuo pačiu laiku tai būtų man kaip mokyklai reikalingas KESas. Ar draugystės siekis pasiteisino? Taip, labai daug draugų turiu šaulių ir iš tikrųjų, kai paskui išsiaiškinau, kad labai daug iš jų eina kaip tik į mano mokyklą, tai nuostabu, visą laiką bendraujam ir manau, kad tai yra labai labai faina turėti draugų, kurie tave palaiko ir tave supranta ir jūs turit bendrą dalyką, apie kurį jūs galit pakalbėti. Mes paprastai Lietuvoje turime įsivaizdavimą, kad jaunimas yra nepatriotiškas, nepilietiškas, nesidomi tuo, kas vyksta valstybėje ir aplink ją. Bet man rodos, kad Ukraina ir apskritai ukrainiečių pasipriešinimas ir pasiaukojimas ir apskritai karo įvykiai privertė kažkaip susimastyti daugiau jaunimą ir daugiau kalbėti apie valstybės apsaugą, dalyvavimą savanoriškoje pilietinėje veikloje. Ne? Man įdomu, kadangi tu irgi atvykai iš Ukrainos, atsivežei savo patirtį, kokius jaunuosius šaulius tu matai? Ar kokį Lietuvos jaunimą tu pati matai? Ar tas įsivaizdavimas, kad Lietuvos jaunimas yra nepatriotiškas, yra mitas, ar tu matai kažkokių taškų, dėl kurių lietuviai ir ne
tavo manimu galbūt iš tikrųjų per mažai domisi šitomis temomis? Mano manimu, aš sakyčiau, kad galbūt lietuvių yra patriotiškiausi žmonės, kuriuos gyvenime mačiau, nes iš tikrųjų nuo pat pirmos dienos aš pastebėjau, kad kažkokia šventė arba kažkas atsitinka Lietuvoje, visur yra Lietuvos vėliavos, žmonės vaikšto su tais šalikais, su kepurytėm ir žmonės iš tikrųjų jaučiasi tas šalies palaikymas. Labai daug kartų mačiau visokius paradus, kur kariai eina, koks nors kaspas, arba grinai kariuomenė, arba Šaulių sąjunga. Ir matosi, kad žmonės nori įsitraukti tas veiklas, dalyvauti ir parodyti savo patriotiškumą. Taip pat dabar jau prisijungus prie Šaulių sąjungos, visą laiką matau, kad vyksta labai daug įvairių veiklų tam, kad paruošti karius apginti Lietuvą, tai visą laiką matau, kad vyksta pratybos, vyksta žygiai, vyksta įgūdžių atnaujinimo kursai ir manau, kad tai yra labai svarbus dalykas, nes tai padeda ne tik suaugusiems kariūnam, bet ir civiliniam žmonėm, nes jie irgi gali bent biškį prisitaikyti prie to. Taip pat pastebėjau, kad labai aktyviai pradėjo ruošti jaunuosius žmonės, tai iki 18 metų, kaip pavyzdžiui dabar jaunieji šauliai turi labai daug įvairių stovyklų, visokių žygių, veiklų, kur gali drąsiai dalyvauti ir tai yra nemokama, kas irgi labai yra gerai. Ir aš manau, kad tai tobulina mūsų įgūdžius ir iš tikrųjų paruošia tam, kad jeigu kažkas atsitiks. Gal tu galėtum šiek tiek papasakoti apie tą patirtį su jaunaisiais šauliais, kažkokių įdomių epizodų, kurie tau užsiminė? Gerai, tai tikriausiai tai būtų bendros veiklos, kaip pavyzdžiui neseniai buvo sąskrydis jaunųjų šaulių, tai visa 6 rinktinė, tai yra mūsų aplinkų Šiaulius, tai Šiauliai, Gružiai, Kuršėnai ir labai daug kitų miestų. Mes suvažiavom į vieną miestą ir buvom mokyklą visą naktį. Tai turėjom labai daug visokių veiklų, kur mes kartu bendrai komandom pasiskirstę turėjom daryti visokias sportinės veiklas, tai pavyzdžiui koks nors kvadratas arba visokie sportiniai žaidimai. Ir aš sakyčiau, kad tai yra labai faina, nes tai yra labai smagu ir tu vėlgi gali surasti bendraminčių ir pradėti bendrauti su žmogumi iš, pavyzdžiui, kito miesto. Taip pat yra labai daug žygių pas mus ir tas yra labai geras dalykas, nes tu gali tiesiog eiti, surasti žmonių, kuriem reikia pagalbos, tu jiem padėsi, jūs kartu eisit, jūs pradėsit bendrauti ir jūs turėsit apie ką pakalbėti, nes jūs abudu esat šauliai, jaunieji šauliai. Ir taip pat, sakyčiau, Šaulių sąjunga yra labai geras dalykas, man labai patinka, kad Lietuvoje tas yra, nes jeigu žmogus domisi tuo ir norėtų paskui įstoti kariuomenę, tai yra būtų tikrai labai didelis pliusas ir labai gera pagalba. Kalbant apie pabėgėlio patirtį, tai labai dažnai yra kalbama, aišku, apie namų ilgesį, kurį tu irgi minėjai. Bet yra ir kitas dalykas, tai yra atsakomybė prieš savo valstybę, kalbėti apie tai, kas joje vyksta, šviesti visuomenę to šalies, kurioje gyveni ar ne. Mes Lietuvoje tikrai nemažai dėmesio skiriame Ukrainai. Aš norėjau paklausti, ar tu pati galbūt irgi kažkokį laiką skiri išskirtinai pagalbai Ukrainai, tiekimui kažkokios pagalbos į Ukrainą arba galbūt pati, padedi mokytis kitiems ukrainiečiams lietuvių kalbos. Ar yra, tarkim, kažkoks jausmas, kad aš turėčiau dabar skirti kažkokį laiką, prisidėti prie to, kas vyksta gimtinėje? Gerai, pradedant apie tos ukrainiečių kalbos mokymus, tai ne, aš kitiem ukrainiečiams nepadedu, nes anksčiau aš galėjau padėti su anglų kalba, bet dabar esu 12-okė, svarbus egzaminai jau toj bus. Ir iš tikrųjų aš pastebėjau, kad labai sunku kitam žmogui paaiškinti lietuvių kalbą. Aš pati suprantu, bet kaip paaiškinti kitam žmogui, ypač vaikui, kaip kirčiuoti žodį arba kaip teisingai parašyti gramatiškai, tai tą aš teisingai tikrai negaliu paaiškinti ir aš nenoriu suklaidinti žmogaus. Bet kalbant apie pagalbą Ukrainai, tai mes visą laiką padedam savo šeimai, tai visokios siuntos siunčiam su, pavyzdžiui, kokiu nors
maistu, kuris tikrai nesujas per, pavyzdžiui, kokius pusę metų, nes vis tiek žinom, kad jie neturi tiek daug pinigų galbūt kaip čia Europoje. Ir vis tiek norisi kažkaip prisidėti prie jų gyvenimo, padėti jiem, priminti, kad va, mes čia esame ir mes jūs mylim. Bet kalbant apie patį šalį, karts nuo karto iš tikrųjų vėlgi kaip su to maistu, tokią humanitarinę pagalbą darom, bet dabar tai atsitinka vis rečiau ir rečiau, nes kartais mes net nejaučiam palaikymo iš šalies, nes dabar toks dalykas yra, kad dabar man atėjo laikas rinktis universitetą ir aš išsiaiškinau porą tokių dalykų, kur man labai nepatinka. Kaip pavyzdžiui, ukrainiečiai kažkokį pasirašė dokumentą, kuris sako, kad ukrainiečiam nedarytų nuolaidų dėl studijų, nes ukrainiečiai nori, kad mes važiuotume pas juos atgal namo ir kad mes ten galėtume mokytis ir ten gyventi, bet tiesiog, kai tu supranti, kad tai yra labai pavojinga, ir tu dėl šito nenori važiuoti, tai čia, sakyčiau, labai nesąžiningai padarė. Kaip tik irgi norėjau paklausti, šiek tiek gal tau, ar tu palaikai kažkokį ryšį su ukrainiečių diaspora Europoje? Iš tikrųjų ne, bet turėjau patirties. Tai šiais metais per vasario 24 buvo organizuojamas atminties vakaras, tai Šiaulių kultūros centre tokia organizacija vadinama Malva organizavo tokį atminties vakarą, tai aš buvau kaip vertėja į lietuvių kalbą. Tai iš tikrųjų man labai patiko dalyvauti, nes aš žinojau, kad tikrai ateis daug lietuvių ir aš savo draugus pakviečiau, kad jie irgi ateitų, pažiūrėtų. Tai manau, kad tai yra labai faina, bet dėl to, kad šitos diasporos labiau yra sufokusuotas ant to ukrainietiškumo, kuriuo aš netiek daug turiu dėl to, kad aš jau čia prisitaikus gyventi, dėl to man labai labai sudėtinga su jais bendrauti. Gal galėtum šiek tiek papasakoti, ką turi omeny ukrainietiškumas? Gerai, tai kaip jau sakiau, čia išaugau, čia prisitaikiau prie visko ir mano draugai pagrindė, jie visi yra lietuviai, tik vieną draugę ukrainietę turiu. Dėl to man labai labai sunku su ukrainiečiais bendrauti, nes jie bando kažkaip susigrupuoti vienas su kitu ir mažiau su lietuviais bendrauti, o aš kaip tik priešingai darau. Nes kartais aš net pati jaučiuosi jau lietuvė ir yra buvę, kad aš save taip ir pavadinau. Nes iš tikrųjų žmonės net nejaučia tos ribos ir aš, kai nepasakau, kad esu ukrainietė, tai visi galvoja, kad aš esu lietuvė. Dėl to man kažkaip jau taip lengviau. Aš jau pripratau su lietuviais bendrauti. Jie mane supranta, aš suprantu juos, dėl to man taip yra lengviau. Ar yra kažkokių momentų, kai tu iš tikrųjų pradedi galvoti, kai man reikia pasakyti, kur mano namai, aš nebesu tikra? Taip, tas dalykas atsitiko turbūt prieš kokius metus, kai aš dar neturėjau pakankamai daug draugų lietuvių, bet aš jau nebeturėjau draugų ukrainiečių ir buvo tos jausmas, kad ar ten, kas aš esu. Bet iš tikrųjų paskui supratau, kad Ukrainoje labai daug dalykų pasikeitė ir dabartinė Ukraina iš tikrųjų man nėra labai arti, nes aš ten buvau paskutinę kartą prieš porą metų ir aš dabar atvažiuočiau. Man būtų jausmas, kad aš esu nepažįstamas žmogus, kad su manim niekas nekalba ir dėl to man būtų jausmas, kad visi kaip per vakarėlį žmonės bendrauja, o aš stoviu kažkur kampė ir tiesiog į juos žiūriu. Dėl to Lietuvoje man tikrai jaukiau, nes aš jaučiu, kad aš įsitraukiau į viską ir man tikrai patogiau čia būti. Čia toks iš tikrųjų labai sunkus jausmas. Ir, aš įsivaizduoju, kad sunku net įvertinti to nepatiriant. Tai kaip tu pati su tuo jautiesi? Aš jau pripratau prie to, kad aš esu third culture kid. Aš tikrai tą suprantu ir aš stengiuosi surasti šitam kažką pozityvaus. Kaip pavyzdžiui, aš moku daug kalbų, tai duoda man labai daug galimybių. Aš turiu draugų, aš galiu, pavyzdžiui, nors ir dabar surasti draugų ukrainiečių. Ir tas dalykas irgi labai man padėtų gyvenime, bent kažkaip. Tai aš tiesiog stengiuosi žiūrėti tą situaciją pozityviai ir surasti pliusų, kurie man tikrai padėtų. Gal tu gali šiek tiek daugiau papasakoti,
koks tas jausmas yra? Koks būtent jausmas, kad... Tas surf kid. Third culture kid. Yes. Tai tas jausmas, kai tu išaugai vienoje šalyje, bet tu atvažiuoji į kitą šalį ir tu kaip jau ir prisitaikai, bet vis dėlto tavo tėvai ir draugai sako, kad anksčiau buvo geriau ir tu supranti, kad jiem buvo geriau, bet tau galbūt dabar geriau yra. Tu geriau jautiesi čia ir dabar. Ir dėl to tu nori tęsti savo gyvenimą čia, o ne grįžti vėl ten, iš kur viskas prasidėjo. Ar yra šeimoje konfliktas dėl to, kad, tarkim, tavo tėvai labiau norėtų grįžti, tarkim, į Ukrainą, o tu vis tiek matai savo ateitį Lietuvoje, pavyzdžiui? Ne, dėl šito konflikto tikrai nėra. Nuoširdžiai visą laiką pakalbu su tėvais. Nuoširdžiai pasakiau, kad aš noriu gyventi Lietuvoje, kad man čia labai patinka, kad čia yra visi mano draugai. Ir jie mane suprato, tai aš manau, būtų labai labai gerai, jeigu visi žmonės, kurie jaučiasi kaip aš, galėtų taip drąsiai pakalbėti su savo tėvais, su artimaisiais ir taip tiesiai šviesiai pasakyti, kad ko jie nori. Nes kartais vaikam, pavyzdžiui, neduoda laisvės išsakyti jų nuomonę, nes tėvai galvoja, kad jie dar nepasiruošę patys tokius sprendimus daryti. Dėl to aš manau, kad kartais žmogus gali nukentėti dėl šito. Ar tu pati pažįsti daugiau tokių žmonių, kurie taip jaučiasi? Galbūt nebūtinai Lietuvoje gyvenantis, bet šiaip Europos šalyse? Aš sakyčiau, kad galimai ta mano draugė, kuri gyvena Šveicarijoje, irgi supranta mane, nes vis tiek jinai tuo pačiu laiku paliko Ukrainą ir jau 4 metus gyvena Šveicarijoje. Bet iš tikrųjų kartais jinai pati pasako, kad jai patinka Šveicarijai, bet galbūt jinai čia nepasiliktų. Bet jos mama kaip tik priešingai, jinai supranta, kad Ukraina yra labai labai pavojinga ir jinai tiesiog nori apsaugoti savo dukrą ir aš jį tikrai suprantu. Visiškai suprantama. Norėjau dar paklausti, nes iš tikrųjų lietuviai labai stengiasi kažkaip, kad ukrainiečiai gautų galimybę likti savo aplinkoje. Yra mokyklų, bent keletas ukrainiečių kalbų, yra darželis, man atrodo, yra šiaip ir įvairių iniciatyvų, kad ukrainiečiai galėtų kurti bendruomenę Lietuvoje, turiuomenį kalbėti ukrainiečių kalbą, užsimti kažkokią savo veiklą, galbūt daugiau mes skiriame šiek tiek dėmesio, tikiuosi, ir tam, sakykime, ukrainiečių kultūrai puoselėti, suteikiame galimybę ukrainiečiams kažkaip prie jos prisidėti. Kaip tu pati matai šitas iniciatyvas? Ar jos tave vilioja? Pavyzdžiui, kažkaip atrasti, galbūt vėl grįžti, nes tu minėjai, kad irgi ryšys su kultūra tau buvo svarbus Ukrainoje, kai gyvenai, gal kažkas tau vėl pačio domintų? Aš sakyčiau, kad galbūt šitoje vietoje aš tikrai matau, kaip lietuviai stengiasi padaryti viską, ką tik gali, bet man toks kartais jausmas kyla, kad ukrainiečiai patys nesupranta, kad lietuviai iš tikrųjų stengiasi. Nes yra porą kartų girdėjau, kad ukrainiečiai vos nestumia ant lietuvių, kad jūs mums nepadedat. Tai buvo susijęs su ukrainiečių mokyklos atidarimu Šiauliuose. Bet taip kaip sakau, aš jau esu beveik lietuvė ir aš matau jūsų pastangas ir aš tikrai nuoširdžiai suprantu, kad tai yra didžiulė pagalba mum ir mes turėtume tiesiog tyliai priimti pagalbą, o neskustis dėl to, kad mums kažko neužtenka ar dar, kad mums kažko reikia. Taip, galbūt kartais mums reikėtų dar daugiau pagalbas, bet aš tikrai nuoširdžiai matau, kad negali būti viskas ir iškart. Šiaip įdomus momentas, nes paprastai, kai mes kalbame apie pabėgėlių patirtis, tai ukrainiečių situacija yra vertinama geriausiai tikriausiai, nes visų pirma, lietuviai juos žvelgia draugiškai, kaip į dabar jau net nežinau, net ne kaimynai, gal net giminaičiai kažkokie, nes dalis žmonių, kaip tu minėjai, irgi buvo priimti tiesiog lietuviai į savo pačių namus, tai irgi toks labai artimas ryšys, mes tikriausiai daug kas girdėjom tas gražias istorijas, kad užsimesga draugystė tarp tų šeimų. Gal tu galėtum šiek tiek pasidalinti, kaip tu manai, su kokiais sunkumais vis dėlto susiduria ukrainiečių šeimos, kurios bando integruotis Lietuvoje? Galbūt tai yra susijęs su žmonėm, nebūtinai lietuviais, bet su žmonėm, kurie yra vyresni. Galbūt jie antiek jau susifokusavę, grinai ant savo kultūros, kad jiem yra labai labai sunku integruotis. Dėl to, pavyzdžiui, tie patys ukrainiečiai gali jaustis nesaugiai ir pradėti galbūt, pavyzdžiui, oi, kodėl jie taip
nedrąsiai su mumis kalba arba kad nekalba su mumis apskritai, bet aš manau, kad visa problema yra tame, kad žmonės tiesiog jau antiek jau prisitaikė prie to, kas buvo anksčiau, kad kažką pakeis, dabar jiem labai yra jau sudėtinga, bet aš manau, kad vis tiek galbūt, kai laikas praeis, viskas pasikeis. Dar vienas aspektas, kurį norėjau paliesti, tai yra tai, kas vyksta dabar tarptautinėje politikoje. Tai aišku, po to, kai Donaldas Trumpas grįžo į Baltuosius rūmus, Ukraina vėl grįžo į dėmesio centrą dėl to, kaip pasikeitė Jungtinių Amerikos valstijų pozicija kai kuriais klausimais. Aš noriu paklausti tavęs asmeniškai, ar tu per šituos, nežinau, jau gerus 10 mėnesių bent jau, ar tu jauti, kad situacija kažkaip keičiasi, ar jauti daugiau nerimo, nes Lietuvoje tai tikrai daugiau, mes pradėjom kalbėti apskritai, dabar jau yra apie grėsmės Lietuvai konkrečiai, ne tik apie palaikymą Ukrainai, bet kad mums patiems reikia ruoštis. Pasakysiu tiesą, iš tikrųjų politiką nesidomiu ir dabar aš stengiuosi nežiūrėti žinių, nes vis tiek kaip optimization bias, aš tiesiog bandau galvoti, kad viskas yra gerai mano artimiesiam. O tai, kad kažkaip žiūrėt, kas ten atskrenda, koks dronas ar tas, aš bandau tokių dalykų nežiūrėti, nes vis tiek labai tada nuotaika būna tokia bloga ir vis tiek, aš žinau, kad man dabar ruoštis reikia egzaminam ir ruoštis gyvenimu, kuris bus toliau, tai aš bandau ant to susifokusuoti labiau, bet vis tiek, būtent kai Donaldas Trumpas grįžo į Baltuosius rūmus, aš tos pirmas porą dienų, aš pajutau tą nerimą, nes vis tiek ir mano tėvai apie tai kalbėjo, ir pažįstami mūsų apie tai kalbėjo. Ir tiesiog toks jausmas, kas bus toliau, ką man dabar daryti, nes vis tiek tu supranti, kad kažkaip vėl staigiai situacija tapo ne tai, kad blogesnė, bet tokia nelabai stabili. Ir iš tikrųjų, kalbant apie situaciją Lietuvoje, aš manau, kad Lietuvoje tikrai dabar yra žmonės pasirengę, pasiruošę, ypač kariai, nes tikrai matosi, kai vyksta visokios pratybos, visokie mokymai ir mokytojams visą laiką viskas yra aiškinama ir mokiniam irgi. Bent mūsų mokyklai neseniai buvo visokios konferencijos susijęs su kariuomenė ir manau, kad tas dalykas parodo, kad tikrai mes esam pasiruošę. Kitas svarbus aspektas, kurį irgi šiek tiek norėčiau užsiminti, jei galiu, tai yra dėl, neapykantos kalbos, dezinformacijos nukreiptos prieš ukrainiečius. Ir dėja Lietuvoje jos irgi yra tikrai nemažai. Norėjau paklausti, ar tau yra tekę susidurti su ja, galbūt net iš bendramžių, iš tikrųjų jaunų lietuvių. Nes mes daug irgi kalbame Lietuvoje apie tai, kad trūksta jaunimui žinių apie propagandą, apie dezinformaciją. Ar tau yra tekę susidurti su kažkuo panašiu? Man asmeniškai ne, bet aš manau, kad galbūt jeigu patys lietuviai arba patys ukrainiečiai tarpusavy nelabai kalba, tai galbūt čia kaip stereotipai jau gali kilti. Bet tai, kad aš turiu daug draugų lietuvių ir jie absoliučiai mane supranta, tai tarp mūsų yra labai geras ryšys ir jie tikrai mane supranta, tai aš nesusiduriu su tokiais dalykais. Kas, manai, galėtų padėti kitiems jauniems ukrainiečiams rasti ryšį su lietuvių bendramžiais? Aš sakyčiau, kad galbūt tai būtų mokykla, nes vis tiek dabar aš matau, kaip keičiasi edukacinės sistemos ir kaip mokytojai stengiasi padaryti komandinį darbą kaip tokiu pagrindu. Ir aš manau, kad tai tikrai galėtų įtraukti jaunuosius ukrainiečius į veiklas, kad jie galėtų bendrauti su lietuviais, tapti draugais ir palaikyti ryšį. Ar tu pati, jei turėtum tokią galimybę, norėtum kažką nuveikti? Gal pati turi kažkokią idėją? Apie ką būtent dabar kalbi, ką nuveikti? Turiu omeny, pasiūlyti kažkokią, idėją, projektą, veiklą, kuri suartintų ukrainiečių jaunimą ir lietuvių jaunimą ir padėtų jiems atrasti vienas kitą. Jo, aš apie tai esu galvojęs, bet daryti kažkokius tokius visuomeninius projektus, manau, kad tai būtų labai sudėtinga, nes vis tiek, kai tu neturi išankstinės informacijas, tai man toks jausmas, kad kartais dėl stereotipų žmonės galbūt nelabai norės tą daryti,
bet galbūt, kaip sakau, jeigu mokyklose padaryti kažkokias tokias veiklas, tai manau, tai tikrai galėtų padėti. Bet iš ankstinės informacijos tikrai turėtų būti daug, nes kartais man kyla toks jausmas, kad kai kurie taip žiūri vienas į kitą kaip vos ne į priešus ir nelabai nori vienas su kitu bendrauti, nes vis tiek tie stereotipai, kad va, tu kitoks, aš kitoks, mes nesusibendrausim. O kokius stereotipus girdėjusi, tarkim, iš lietuvių pusės, ką jie galvoja apie ukrainiečius? Esu girdėjus, kad pavyzdžiui, kaip čia teisingai pasakyti, kad kai ukrainiečiam visai gerai jau prisitaikė, sako, kad kodėl tu tada ne Ukrainoje, arba kaip pavyzdžiui negali čia kažkaip prisitaikyti ir sako, gerai, kodėl tu namo nevažiuoji, arba kai neturi daug papildomas informacijos ir sako, kad viskas ten gerai Ukrainoje yra. Bet dar vieną stereotipą esu girdėjusi iš ukrainiečių pusės, kad lietuviai yra labai tokie labai liūdni žmonės, kad su jais labai sunku palaikyti ryšį, labai sunku pradėti bendrauti ir kad jie, pavyzdžiui, pradžio laimingi, bet paskui iš tikrųjų tokie žiūri į tave kaip ir nenori su tavim bendrauti. Čia pasne mūsų nacionalinis identitetas, kad sunku prie mūsų prieiti. Man įdomu nes iš tikrųjų Ukrainos pabėgėliai yra vienas iš didžiausių propagandos taikinių ir tų stereotipų yra, nežinau, kaip tu matai, kas padėtų iš tikrųjų jaunimui, nes čia irgi grįžtame labai dažnai prie to pilietinio švietimo. Gal tu pati savo mokykloje turėjai kažkokių, nežinau, patirčių arba iniciatyvų, kurios tavo manimu būtų gerai, kad prigytų, ar ne, padėtų Lietuvos jaunimui daugiau sužinoti, suprasti apie ukrainiečių patirtis. Iš tikrųjų, porą kartų yra buvę, kai mokytojai prašė manęs pristatyti kažką apie, pavyzdžiui, per literatūros pamoką apie ukrainiečių autorius visokius, labiau supažinti savo klasiokus su jais, arba per geografijos pamoką. Aš iš tikrųjų labai daug pasakoju apie ukrainiečių kultūrą, bet galbūt ne visiems tai buvo įdomu, nes vis tiek yra buvę klasiokų, su kuriais nei aš negalėjau bendrauti, kažkaip surasti bendrą ryšį, nes neturim bendrų dalykus, kurie būtų įdomus ir man, ir tam žmogui. Bet vis tiek kartais kai kuriem tada jie supranta ir pradeda žiūrėti tave kitaip. Dėl tavo ateities planų minėjai, kad nori studijuoti ir minėjai, kad nori likti Lietuvoje. Ar nevilioja galimybė išvykti į Europą kur nors toliau? Iš tikrųjų, tai yra labai sudėtingas klausimas, apie kurį galvojau jau labai ilgą laiką. Tai kartais norisi kažką pakeisti, bet aš jau prisitaikiau gyventi čia ir aš čia iš tikrųjų viską jau žinau, tai man kažkur dabar važiuoti, tai iš tikrųjų viską vėl iš naujo keisti, vėl naują kalbą, vėl nauji žmonės ir tai būtų man labai sudėtinga, aš manau. Dėl to aš noriu čia pasilikti, nes aš grinai jau jaučiuosi pavargus. Ir tiesiog norisi pasakyti, gerai, viskas, pasiliekam čia ir būnam čia. Minėjai taip pat, kad tave domina darbas su vaikais, bet kadangi turi iš tikrųjų patirties su šauliais ir jautiesi iš tikrųjų gerai ir tave domina, bent jau domiesi Lietuvos saugumo klausimais, man įdomu, ar negalvoji apie studijas karo akademijoje? Galvojau, bet aš dabar neturiu istorijos. Ir dėl savo amžiaus negaliu įstoti, nes medicininis patikrinimas tik nuo 18 metų. Pabaigai norėjau dar paklausti, nes vis tiek artėja didžiosios metų šventės, tai Kalėdos. Gal šiek tiek gali papasakoti apie Kalėdas Ukrainoje ir Lietuvoje? Tai sakyčiau, per paskutinius porą metų viskas labai pasikeitė Ukrainoje. Ir anksčiau, kaip mes žinom, buvo Kalėdos švenčiamos sausio 6-7 dieną, bet dabar, kaip ir Lietuvoje, tai yra gruodžio 24-25. Ir aš manau, kad tai parodo, sakyčiau, tą globalizaciją, kad mes tampam kaip ir jūs, mes suartėjom ir, sakyčiau, dabar tai yra vienas dalykas, kuris irgi labai panašus kaip ir Lietuvoje, taip ir Ukrainoje. O tradicijos, sakyčiau, labai panašios, vis tiek dainos, tos šventės, pabūti su šeima, o nauji metai čia jau lieka
tam, kad pabūt su savo draugais, bet su šeima tai kalėdos, tai tikrai, sakyčiau, dabar labai daug kas švenčia taip Ukrainoje. Ar, nežinau, tavo santykio su religija, nes žinau, kad dėl Rusijos bažnyčios įtakos iš tikrųjų Ukrainos bažnyčia buvo nemažai pokyčių, turiuomenį stačiatikių bažnyčią. Ar tau tas klausimas dėl religijos, dėl kažkokio santykio su religija, su bažnyčia buvo kažkokių konfliktų? Aš iš tikrųjų esu ateistė, tai aš netikiu Dievu, bet aš manau, kad tas pasikeitimas, tai kad mes pradedam šventės taip kaip ir jūs, tai būtų iš tikrųjų labai gera globalizacija ir, sakyčiau, mes dabar keičiamės į gerąją pusę, bet taip, kad kažkokių konfliktų būtų, tai tikrai ne. Ir dar vienas dalykas, gal gali dar šiek tiek papasakoti apie kaimo, kuriame gyvenai? Tai gerai, tas kaimas irgi dabar taip tobulėja labai labai staigiai. Tai pastebėjau, kad kai aš išvažiavau, viskas pasikeitė vos ne iškart, nes iš tikrųjų ten labai daug jaunimo dabar gyvena ir matosi, kad dėl to tobulėja. Labai daug naujų galimybių yra, labai daug prekybcentrių dabar ten yra, nors prieš 5 metais ten gyveno kokie gal 30 000 žmonių. Dabar tikrai 10 000 plus ir galbūt tai yra gerai, nes vis tiek kaimai tampa didesnė ir tada gali atsiras naujas miestelis, tada miestas ir galbūt tai yra labai faina, nes tai yra galimybė žmonėm. Tai girdžiu iš tikrųjų, kad Ukrainos jaunimas yra labai resilient ir man šiaip įdomu, dar čia pabaigai, kaip tu įsivaizduoji ateityje savo santykį su Ukraina, nes tu minėjai, kad vis tiek norėtum likti Lietuvoje ir siejai su jie savo ateitį, bet yra tas, sakykime, nežinau, kažkoks ryšys su Ukraina likęs, jos kultūra. Kaip tu įsivaizduoji tą dialogą, nežinau, tarp savo tos, sakykime, ukrainietiškos tapatybės pusės ir lietuviškos? Aš sakyčiau, kad į Ukrainą aš tikrai dar nuvažiuosiu ir ne kartą. Ir aš tikrai palaikysiu ryšį su savo artimiais, galbūt net surasiu draugų, bet galbūt aš jau nebegyvensiu taip ilgai Ukrainoje, bet aš tikrai ten dar pabūsiu ir ne vieną kartą.